Specialioji olimpiada tai pasaulinė organizacija, kuri per sporto priemonės kuria socialinę integraciją, ugdo pasitikėjimą savimi, orumo bei lygiavertiškumo jausmą daugiau nei 3,5 milijono sutrikusio intelekto asmenų visame pasaulyje. Inicijuotas specialiosios olimpiados jungtinis sportas suteikia galimybę sutrikusio intelekto sportininkams, toliau vadinsime atletais, rungtyniauti vienoje komandoje su nesutrikusio intelekto sportininkais, vadinsime partneriais. Sono Luca, mi piacciono gli sport unificati perché mi piace giocare a calcio e faccio parte della squadra. Ich finde schön, dass man bei uns keinen Unterschied zwischen Athleten und Partnern sieht und das macht halt hier voll viel Spaß. Jungtinio sporto tikslas yra toks, kad kiekvienas žaidėjas yra vienodai reikšmingas ir svarbus bei turi savo pareigas komandoje. Išmoksta naujų įgūdžių, atletas pasijaučia lygiavertis partneriui, sugeba draugiškai bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir bendruomenės veikloje. Es ist einfach Wahnsinn, wie nach 9 oder 10 Monaten die Sportler miteinander agieren, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz. Specialiosios olimpiados programos Europoje ir Eurazijoje nuo 2004 metų skiria didžiulį dėmesį jungtinio sporto veiklos vykdymui vietos bendruomenėse 12–25 amžiaus grupėse. 2006 metais buvo atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 700 jaunųjų jungtinio futbolo žaidėjų 5 Europos šalyse. Tyrimo duomenimis 80% partnerių teigia, jog ėmė geriau suprasti savo bendraamžius su sutrikusio intelektu, pažymėdami, kad atletai buvo tokie patys kaip ir partneriai, geri futbolininkai ir su jais buvo labai smagu bendrauti. Jungtinio sporto komandos turi turėti maždaug vienodą atletų ir partnerių skaičių. Pavyzdžiui, jungtinio futbolo 7x7 komanda sudaryta iš 6 atletų ir 5 partnerių, viso 11 žaidėjų. Vienu metu aikštėje žaidžia 4 atletai ir 3 partneriai. Jungtinio sporto sėkmės esmė yra teisingas sportinio lygio atletų ir partnerių parinkimas. Aukštesnio žaidimo lygio atletai turėtų būti vienoje komandoje su vidutinio ar dar žemesnio žaidimo lygio partneriais. Tuomet jų gebėjimas žaisti futbolą turėtų būti panašaus lygio. Be to svarbu, kad žaidėjų amžius būtų panašus. Visa tai lemia bendravimo ir draugystės stiprinimą komandoje, padeda išvengti žaidėjų dominavimo. Visi atletai ir partneriai turi būti psichologiškai pasirengę tokiai patirčiai. Visi turi būti motyvuoti ir dalyvauti savo noru. Svarbiausia yra mokyti trenerius ir nukreipti juos teisingą kryptimį, kad jie suprastų, jog yra svarbiausias asmuo, sugebantis suburti žaidėjus į komandą. Dauguma net kvalifikuotų trenerių ar mokytojų gali neturėti pakankamai žinių, kaip vykdyti jungtinio sporto veiklą. Posso dire che come tecnico è bellissimo vedere l'esperienza degli atleti partners e dei nostri atleti che fanno proprio parte di una squadra. Jei planuojate suburti jungtinio sporto komandą, galite pasinaudoti Europoje, Eurazijoje pasitvirtinusių pavyzdžių. Tai reikia organizuoti renginį, ateik ir pabandyk. Būsimieji atletai ir partneriai kviečiami dalyvauti linksmuose orientuotose jungtinę sportinę veiklą žaidimuose, tokiuose kaip gatvės krepšinis ar futbolo įgūdžių testai. Pradžioje reikėtų skirti 4–6 savaitės atrankos periodui, kai žaidėjai, partneriai ir atletai treniruojasi kartu ir stengiasi prisitaikyti bei susidraugauti prieš galutinai suformuojant komandą, kad vėliau sėkmingai galėtų ruoštis varžyboms. Jungtinis sportas reikalauja ilgalaikio planavimo,
Visoms sporto komandoms svarbu skirti laiko susižaidimui, o jungtinio sporto komandoms jo reikia dar daugiau. Be to reikia būti kantriems, formuojant žaidėjų tarpusavio santykius. Echipa noastră este cea mai bună. Băieții de la specială joacă foarte bine. Cu Ionuț mă înțeleg cel mai bine. Am dat multe goluri împreună. Ne cunoaștem de aproape un an și acum suntem buni prieteni. Svarbios yra ne tik reguliarios treniruotės, bet ir reguliarios varžybos. Reguliarios varžybos yra paskata ilgam pasilikti komandoje. Jungtinio sporto komandos tarpusavio bendravimą palengvina tiksliniai sporto pratimai. Svarbu yra kurti jungtinio sporto komandų susivienijimus, specialiosios olimpiados ir sporto federacijomis, vietinės valdžios atstovais, ieškoti rėmėjų universitetuose, kitose įstaigose, besirūpinančiose sutrikusio intelekto asmenimis. Šių organizacijų bendradarbiavimas kuria palankę aplinką jungtinio sporto komandų veiklai. Sächsische Fußballverband ist gerne Gastgeber für diese Veranstaltung, weil sie eine hohe gesellschaftliche Bedeutung hat. Also wir sind nicht nur für den Profifußball zuständig oder für den Amateurfußball auf unserer Ebene, sondern im Endeffekt für viele Kinder, die Fußball begeistert spielen wollen. Jaunimo jungtinio sporto vystymo programoje Europoje, Eurazijoje nuo 2004 metų pagrindinės yra dvi sporto šakos – futbolas ir krepšinis. Tačiau kai kuriuose šalyse sėkmingai sportuojama ir kitose šakose. Pavyzdžiui, sėkmingai vystoma ir trečioji jungtinio sporto šaka tinklinis. Taip pat jungtinė komanda sėkmingai žaidžia badmintoną ar teniso dvejetus. Gairės, kurias matėme šiame video filme, daugiau susijusios su jungtinio futbolu ir krepšiniu.